Na, aš nežinau, reiškia, čia, sakant, turbūt kalbėti nereikia. Tikslas, kurio siekia biblioteka sukūrė žmonės ir institucijos, yra kokiu nors būdu išsaugoti, įtvirtinti ir skleisti tas idėjas, kurios lydėjo visą ilgą, sąmoningą Valdo Adamkaus gyvenimo kelią. Aš pati labai tikiu šią idėją ir aš manau, kad tai turėtų būti svarbu kiekvienam Lietuvos piliečiui. Bibliotekos reikia ne prezidentui, tai nėra prezidentinis projektas. Bibliotekos reikia mums, reikia mūsų vaikams, mūsų anūkam, kad jie turėtų galimybę ateityje prisiliesti prie istorijos, pasėdėti prezidento kėdėje, paliesti jo parkerį ir tiesiog pabūti toje aplinkoje. Žinoma, tai yra žmonėms, kurie į muziejus atklysta ne taip ir dažnai. Žinoma, tai yra platesniai publikai. Žinoma, tai yra vieta, kurioje yra tikėtina, kad jaunos kartos žmonės, stebėdami simboliškai svarbu mūsų tautos žmogų, jo kelią, jo šeimos, jo aplinkos, jo draugų kelią, gali taip pat persiimti šitą patirtimį, gali turėti sektiną pavyzdį, kurių mums šiandien gyvenime taip stipriai trūksta. Pastato būklė sąlyginai yra, sakykime, nebloga, tačiau, kad įgyvendinti prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos funkcijas, jam reikia kapitalinio remonto. Aš esu romantikas ir net jeigu kartais tikrovė bado akis labai spygliuotais vaizdais, aš vis tiek tikiu, kad vienas žmogus labai daug gali. Renginio tikslas yra suburti visą verslo bendruomenę bendram tikslui, bendram projektui ir surinkti lėšas jau esančio pastato rekonstrukcijai, kad biblioteka galėtų veikti pilnu pajėgumu. Aišku, esu be galo dėkingas, kad ta idėja, reiškia, ir pastangos jau neša viltį, kad mes kažką tai paliekam ateičiai, nespėlioti, analizuoti, prielaidas daryti, bet paliekam autentišką medžiagą, iš kurios, kaip sakant, pasisėmę arba ištyrinėję ar apžvalgininkai, ar mokslininkai, ar kiti, reiškia, galės pasakyti, štai dėl tų ir kitų priežasčių mes išėjom į priekį, mes gynėm savo principus, mes bandėme gyventinti savo idėjas ir žiūrime su tam tikra labai aiškia nuoroda į ateitį.